Sveiki, sveiki. Tai kągi, po poros mėnesių, ne metų, mėnesių pertraukos vėl rašau jums naują video. Ne todėl 2 mėnesiai pertraukų, kad neturėjau ką pasakyti, bet tiesiog turėjau ir intensyvaus metų su mokymais ir turėjau atostogų metų. Tai vasara į pabaigą ir jaučiuosi, kad tokia gana subalansuota ji buvo, bet šiandien turiu susiplanavus padaryti jums šitą video, nes praeitą savaitę išėjo tokių, nemalonių naujienų, kas liečia Etsy, bet, tai ne Etsy nemalonios naujienos, bet jos labai stipriai įtakoja visus, kas prekiauja Etsy ir apskritai prekiauja į užsienį ir ypatingai Ameriką. Tai tikriausiai girdėjau, o jeigu negirdėjau, tai informuoju, jog Baltieji rūmai, JAV Trumpas pranešė praeitą savaitę, kad nuo rugpjūčio 29 dienos yra naikinamos muitų išimtys siuntiniams atkeliaujantiems į JAV. Tai reiškia, tas de minimis, tai išimtis, kuri būdavo iki $800 ir dėl ko mes labai dar džiaugiamės pavasarį, kada buvo pranešti tie visi tarifai muitai, kad mes turim tą išimtį ir iki $800 amerikiečiai, kurie perka iš mūsų, jie nemoka muito. Tai reiškia, kad dauguma siuntinių, dauguma produktų perkamų iš mūsų, nes jie dažniausiai būna pigesni negu $800, ten, sakykime, 50, 100, 200, 300 eurų gali būti, tai neįtakodavo kainos mūsų klientams. Dabar nuo rugpjūčio 29 dienos visą tai braukiama iki nulio ir Amerika sako, kad nebelieka išimčių niekam, tai reiškia, muitai uždedami yra šalims procentaliai pagal šalį ir netgi pagal produkto tipą. Tai iš esmės į tuos visus labai labai smulkius niuansus aš neįsiu, nes ir pati tikrai neturėjau progos įsigilinti ir nėra tai tikriausiai jau taip labai aktualu, nes ta bazė, kurią mes jau žinom, kas bus, labai aiškiai pasako, kokia ateitis laukia. Ir ji laukia įdomi, nes ko gero mums nebeapsimokės prekiauti į Ameriką. Tai iš esmės yra tokios žinios, kad bus uždedami muitai procentaliai, bet ir fiksuota suma. Arba tas, dar ten neina galutinai suprasti, bet kiek aš supratau ir jeigu teisingai supratau, kad jie sako, pusę metų galios va taip, tai kas po tos pusės metų, neaišku, bet įsivaizduokit, pavyzdžiui, siunčiam siuntinį, sakykime, aš siunčiu siuntinį siūlų už 50 eurų į Ameriką ir klientas dar susimoka muito $80. Minimum. 80 arba $100, tas vadinamas flat fee, kas yra visiškas absurdas, visiška nesąmonė, nes, nesąmonė turiu menį, tai yra tiesa, nes taip jie sako, tikriausiai taip ir bus, bet logikos nebelieka prekyboje į užsienį, nes jeigu klientas perka už 50 eurų, galutinai jo ten atsistoja kaina 130, 140 eurų, nes, sakykime, siuntimai ir visa kita, tai nebelieka jokio konkurencinio pranašumo. Aišku, klausimas, ką jie ten Amerikoje turi iš pasirinkimo prekiauti ir šitai tikrai takos ir kainas Amerikoje kilimo, nes konkurencija pačioj šalyje, pačioje Amerikoje tarp siūlų prekeivių reiškia, kad amerikiečiai bus labiau linkę pirkti viduj šalies, vadinasi, augs paklausa ir atitinkamai augs kaina jiems. Tai nemanau, kad jie labai pigiai prasisuks, nes automatiškai jiems brangs siūlų kainos ir pačioje šalyje, JAV, iš JAV gamintojų ir, tikėtina, galbūt tai kažkiek atsivers tai, kad atsiras daugiau sakykime, siūlų gamintų ar ne, arba jūsų, galvojant apie jūsų produktus, alternatyvų JAV, tai visgi daroma tam, kad skatinti JAV ekonomiką viduje arba surinkti papildomų pinigų iš ateinančių siuntų už Amerikos ribų. Nemanau, kad tai, nesakau, kad tai kvailas žingsnis, nes aš tikrai nesu ekspertė pasaulinės ekonomikos, kad ir
kad visi mes tikriausiai tą nuomonę kažkokią turim ir ten, kai būna kokiam Facebooko poste paskaitai ir komentarai ar kažkur tai ekspertai. Visur tai aš tikrai tos ekspertų šitų vietų nevaidinsiu, nes kokią tai įtaką, kam turės, manau, tik parodys ateityje. Tikrai nu, iš kvailystės šitie dalykai nedaromi, tai vadinasi kažkokia racija po tuo yra, bet jinai skaudžiai liečia tuos, kurie, sakykime, esam susidarę pardavimo kanalus į Ameriką. Tai aišku, negalim skūstis, kad čia iš mūsų atimama Amerikos rinka, nes na, mes ją turėjom gana dėkingai ilgą laiką, nes mes, ką siunčiamės iš Amerikos, kurie, sakykime, amerikiečiai priekeiviai, jie šito pranašumo pas mus neturėjo, nes mes visada mokėjom muitą ir mums iš Amerikos nebuvo patrauklu pirkti patiems, bet mums pardavinėti į Ameriką buvo patrauklu. Tai jie gali sakyti, va, kodėl mes, na, kodėl mūsų produktai negali pas jūs konkuruoti, nes tada kaina jums iškyla ir jeigu aš, sakykime, renkuosi pirkti kažką, na, tų pačių siūlų iš Europos ir iš Amerikos, aš ko gero pirksiu iš Europos, nes iš Amerikos pirkdama aš dar sumokėsiu papildomai muito, tai amerikiečiams irgi, na, pikta, kodėl jų pasiūla nebuvo tokia konkurencinga Europoje. Tai dabar tiesiog tokios kaip ir lygios teisės atsiranda į abi pusės, bet mums labai labai skaudžiai atsiliepia. Kažkam skaudžiau, kažkam mažiau. Šiaip tai šitas jau buvo nuo pavasario, kada buvo pranešami tie muitai ir aš diskutavau su 24 vadovu ir mes kalbėjom šitą temą, kad reikia stiprinti prekybą Europoje, reikia didinti procentaliai klientų skaičių Europoje, kas jau buvo įpratę su Amerika ir mes šitam turim ruoštis, nes tikrai tas, kad mes turėjom, sakykime, tą išimtį, amžinai taip neliks, tai va dabar tas ir įvyko. Aišku, galbūt norėjosi, tikėjosi, kad čia gal ilgiau, vėliau, gal niekada ir panašiai, na, bet yra kaip yra. Tai ką mes turim visgi tą na, pranašumą dabar kitą dar, tai GPSR, apie kurį esu kalbėjusi anksčiau. Europos Sąjungoje prekiauti reikia atitikti GPSR reguliacijas, tai dauguma amerikiečių atsitraukė ir netgi girdėjau, kad ir Anglijoje, kad Anglija yra pakankamai Junktinė karalystė didelė rinka Europoje ir netgi Junktinės karalystės prekeiviai atsitraukė iš Europos, tai reiškia, kad mums Europoje prekiauti yra palanku ir darosi vis palankiau. Ir aš esu pastebėjusi, kad nuo metų pradžios ir pas mane pačią europiečių užsakymai procentaliai šiek tiek padidėjo palyginus su Amerika. Ir, ir ką dabar sekantis žingsnis, ką mes galime daryti, jeigu jau prekiaujat Ecija, tai padaryti sprendimą. Nes jeigu paliekam Jungtinės Amerikos valstijas tarp siunčiamų šalių sąraše, tai reikia turėti omeny, kad kaina klientui bus labai didelė. Ir, na, nebent klientas tikrai labai labai nori to produkto, tai viskas ok, galima palikti, bet tada, jeigu įvyksta pirkimas iš Amerikos, reikėtų su klientu prieš siunčiant pasikalbėti per žinutę ir išsiaiškinti, ar jis tikrai norės mokėti tą muitą. Dar neaišku, kaip Etsy padarys, ar jie uždės krepšelį iš karto kažkokią muito dalį, nes, pavyzdžiui, dabar mes, kai siunčiam sakykime, iš Lietuvos į Jungtinę karalystę, iš karto Etsy klientas sumoka muitą ir mes tada ten užrašom ant pakuotės ir tada klientas tiesiog gauna tiesiai jau per muitinę savo siuntinį. Tai neaišku, ar tai bus dabar Etsy, ar klientas sumokės iš karto per Etsy. Jeigu sumokėtų per Etsy, tai tada, na, kaip ir jau ir sutiko sumokėti, jau sumokėjo, bet visgi neaišku, kokie tie reitai, vadinami, ar ne, kaip čia pasakyti, koks tiksliai tas mokestis bus. Ir galbūt Etsy negalės nuspręsti, kurį tą uždėti, nes taip ten ir parašyta, kad ant sienos, kai atvyks siuntinys, muitinėje bus nusprendžiama, kokį tą tarifą panaudoti, ar procentus, ar tą flat fee. Aš kaip supratau, kad procentai naudojami, kada jau siuntinio vertė yra labai didelė ir tada ne 80-100, o procentai. Ir tai yra didesnė suma negu 80 arba 100 ten, ar $120. Irgi neaišku, tai ar 80 ar $120 bus. Neina suprasti tokių dalykų, tai netgi gali būti taip, kad siuntinys 50 eurų
ir paukš $120 muitas. Kosmosas. Tai va, tai šito vietoj neaišku. Tai jeigu ECI nerinks šitų muitų mokesčių ir įvykus užsakymui iš Amerikos, reikėtų klientų paklausti, ar jūs žinote, ar suprantate, kad jūs mokėsite muitą, nes tikrai esu įsitikinus, kad didelė dalis amerikiečių, jie nesupranta, kad muito mokesčiai yra jų atsakomybė. Jie galvoja, kad pardavėjas juos sumoka siūsdamas, bet muito mokesčiai yra kliento, pirkėjo atsakomybė ir atvykus į šalį ir iš muitinės jie gaus pranešimą, kad jie turi susimokėti tiek ir tada tas siuntinys atkeliaus pas juos. Tai jeigu jie nesutiks sumokėti, tas siuntinys keliaus atgal ir dar klaustukas didelis, ar nereikės už tą gražinimą mums patiems susimokėti. Tai yra informacijoje taip išdetalizuota, kad tas flat fee yra 80-120, jeigu neklystu, dolerių, kai siuntinys keliauja per pašto tarnybas, tai reiškia Amerikoje pristatomus su USPS, Amerikos nacionalinė pašto agentūra, kaip čia pasakyti, ofisu. Tai kai mes siunčiame per Lietuvos paštą, Amerikoje perima USPS ir jie pristato. Tai va šitas galioja. Jeigu mes naudojame siūsdami iš Lietuvos privačių siuntimo tarnybų paslaugomis, pavyzdžiui, FedExu, UPS ar kitomis, tai naudojama bus kita suma. Vėlgi nepasakysiu tiksliai, bet esmė yra tokia, ta suma gali būti mažesnė, bet šitie tarpininkai pasiims dar tarpininkavimo tam tikrą mokestį, ten 20 ar $25, kur galų gale vis tiek suma gausis muito didelė ir daug labai painiavos. Tai sprendimą reikia padaryti. Aš jį vienoje parduotuvėje šiandien padariau ir iš shippingo profilių išėmiau ne tik Ameriką, bet išėmiau ir Kanadą, ir Australiją, ir visas kitas šalis, palikau tik Europą. Europą, Europos Sąjungą ir Europą ne Europos Sąjungą, nes jeigu mes paliekam tą everywhere else, tai tada visos šalys ten įeina, tai mes turim visas išimti. Nebent turim, sakykime, klientų, pastebėjote, kad turit klientų, jeigu nuspręsit irgi šitų keliu eiti, turit klientų, sakykime, būdavo Amerika, Europa ir ten gal iš Japonijos kokios iš jūsų užsisakinėja nuolatos, tai tada tą šalį galima įdėti atskirai. Galima išvardinti atskirai visas šalis, bet jeigu paliksime everywhere else, tai tada visas šalis į tai įtrauks. Tai aš viską išėmiau ir dabar tiesiog testuosiu, žiūrėsiu. Tai nėra mano rekomendacija, ką reikia daryti, nes šito situacijoje mes neturime precedento, kaip viskas vyks ir aš tiesiog bandau, žiūrėsiu, kas bus. Kiek žinau, pagal ECI algoritmus yra tas dalykas, kad jeigu mes turime šipingo nustatymus visos šalys, viską siunčiam, tai mūsų rodomumą ECI algoritmas dalyja per visur. Jeigu mes sumažinam šalių, į kurias siunčiame skaičių ir, pavyzdžiui, va, taip turim ribotą, sakykime, Europą, tai ECI algoritmas turėtų pradėti Europoje mane rodyti daugiau negu rodydavo anksčiau. Tai yra, na, nėra to tiesioginio tokio, sakykime, būstinimo, kad išėjimo Ameriką dabar jau būstins mane Europoje, bet iš esmės mano listingai mažiau konkuruos, taip sakė, konkuruos mažesnėje erdvėje. Įsivaizduok, per visą pasaulį jie konkuruoja, o čia mažesnėje erdvėje. Tai algoritmiškai tiesiog taip susidėlioja. Tai pasižiūrėsim, kaip bus. Pasižiūrėsiu ateinančiomis savaitėmis, kas vyksta ir būtinai apie tai pasidalinsiu. ECI klube aš kalbu daugiau šitomis temomis ir toliau pasakosiu tokiais konkrečiais momentais, faktais, ką pastebėjau. Tai tiesiog testuosiu, žiūrėsiu, kas vyksta. Išjungiau Ameriką, išjungiau visas šalis, palikau tik Europą, Europos Sąjungą ir Europą ne Europos Sąjungą. Tai reiškia, Jungtinė karalystė, Norvegija, Šveicarija eina, šitos šalys taip pat. Tai kas išsiskiria iš viso šito, tai išsiskiria skaitmeniniai produktai, kurių tai visiškai neįtakoja, nes muitai yra skiriami tik tai toms prekiams, kurios fiziškai kerta Jungtinių valstijų JAV sieną. Tai skaitmeniniai produktai nekerta sienos, jie keliauja elektroninėje erdvėje, tai šitie mokesčiai skaitmeninių produktų neliečia. Tai jeigu jūs prekiaujate skaitmeniniais produktais, viskas
Ramu, niekas nesikeičia. Beje, GPSR dėl prekybos Europos Sąjungoje galioja skaitmeniniam produktam, tai ten turite būtinai atitikti visus reikalavimus. Dėl GPSR, jeigu nežinot, tai ETI klube yra šitas kursas nemokamai, aš vis nuorodu visas aprašymę, visas nuorodas paliksiu jums ir arba galite tiesiog atskirai pasidomėti šitą temą, bet būtinai reikalavimus reikia atitikti. Ir dar vienas yra toksai apėjimas, išėjimas. Tai jeigu jūsų produktai yra fiziniai, bet jie yra gaminami jungtinėse valstijose, JAV, tai jiems muitai irgi netaikoma. Pavyzdžiui, mano parduotuvė fiziškai yra Lietuvoje. Mano verslas, mokesčius aš moku Lietuvoje, prekiauju Ecija, bet klientas per Etsy nusipirka mano produktą, kuris gaminamas Amerikoje. Pavyzdžiui, print on demand. Per printfulą nusiperka marškinėlius, ar tai užrašinę. Aš parduodu, bet jam bus pagaminta Amerikos padalinyje ir nusiųsta jo adresu Amerikoje. Tai muitai šituo atveju irgi nesitaiko, nes produktas keliauja šalies viduje ir nekerta Junktinių Amerikos valstijų sienos. Tai print on demand atveju irgi labai, na, šito vieto yra, manau, pliusas, nes gali didėti užsakymų, tik reikia būti ir susižiūrėti, kokie produktai iš kur keliauja, nes gali, pavyzdžiui, kaip Printful gali keliauti iš Latvijos, bet jeigu Amerikoje gaminame tie produktai, tai jie keliaus tikrai iš Amerikos. Tai šito atveju reikėtų per Printfulą arba Printify ar per kažkur kitur prekiauti susižiūrėti, kokie produktai yra gaminami Amerikoje ir visi, nes jeigu kažkurie gaminami ne Amerikoje, tai kertant sieną Amerikos, atkeliavus į Ameriką, muitas bus pritaikomas. Tad reikėtų pasižiūrėti ir, sakykime, prekiauti tik tais produktais, kurie gaminami yra Amerikoje. Čia kalbam apie print on demand. Tai va, tai įdomi laukia ateitis, čia taip didžiai išsireikšiu ir aš nepasakysiu, kad aš čia labai supanikavus. Dėl to, aišku, aš nesupanikavus, nes pas mane tikrai prekybos mastai nėra dideli, palyginus su kiek aš žinau, kokių na, ir klientų turiu, ir konsultavus esu kitus. Tai kažkam čia tikrai yra didelis smūgis, bet dar yra šiek tiek laiko pasiruošti. Ir aš manau, kad čia nebus labai didelio tokio smūgio tiems, kurie gebės, sakykime, nukreipti savo prekybą į Europą ir gali būti dar netgi ir geriau, nes galvojant apie siuntimo kainas ir kas, sakykime, žaisdavo su free shipping, tai tada yra geriau, nes free shipping mes darydom kainom, o į Ameriką nuperkamės vis tiek sumokam vieną kainą, Europoje nuperka sumokam kitą kainą ir galų gale europiniai užsakymai apsimokėdavo geriau. Tai dabar, jeigu yra free shipping strategija, tai tada padidėjus europinių užsakymų kiekiai, nekeičiant produkto kainos, tiesiog bus pelningumas didesnis. Tai va, tai aš manau, kad čia tikrai pamatysim. Aš artimiausiu metu dalinsiuosi įžvalgomis. Ir, na, jeigu kažkas pasikeis, irgi dalinsiuosi, nes kiek jau kartų visko keitėsi nuo to laiko, įvairiausių ten persigalvojimų, išlygų, dar kitokių dalykų. Tai dabar ką pasakoju yra dabartinėmis žiniomis, o jeigu kažkas keisis, tai aš būtinai dalinsiuosi ir toliau. Tai tikiuosi, kad ši informacija naudinga. Jeigu naudinga, tai būtinai ir pasekit mane, pasubscribinkit čia YouTube. Ir taip pat kviečiu ateiti į Etsy klubą, kur dalinuosi dar daugiau dalykų apie Etsy. Šiandieną tiek. Iki.